Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui Egipte. Tegu šis mėnuo jums pradeda mėnesių eilę, tegul jis būna pirmasis metų mėnuo. Paskelbkite visai Izraelio bendruomenei. 10 šio mėnesio dieną kiekvienas tegul parūpina savo šeimynai, savo namams avinėlių. Jeigu šeimyna būtų per maža avinėlių suvalgyti, ji tegul ima susidėjęs su savo namų artimiausių kaimynų, žiūrėdamas, kad pakankamai būtų asmenų avinėlių suvalgyti. Tasai avinėlis būtų be ydos, patinėlis, vienmetis, eiraitis arba ožaitis. Jį palaikykite iki 14 šio mėnesio dienos. Tada susirinkusi visa Izraelio bendruomenė pavakarę avinėlius tepapjauna. Reikia paimti avinėlio kraujo ir juo patepti šoninės ir viršutinę durų staktas namų, kuriuose avinėlis bus valgomas. Ta naktį reikia suvalgyti mėsą. Iškeptą ant ugnies reikia suvalgyti ją su nerauginta duona ir karčiomis salotomis. O valgyti avinėlį turėsite šitaip: susijuosęs strėnas, apsiavę kurpėjimus kojas, laikydami rankoje lazdą. Jį valgykite paskubomis. Busgi viešpaties pašą perėjimas. Ta naktį aš eisiu per Egiptą ir išžudysiu visus jo pirmagimius, žmonių ir galvijų. Įvykdysiu teismą visiems Egipto dievaičiams, aš viešpats. O kraujas ant staktų namų, kur jūs gyvenote, bus jūs saugantis ženklas. Pamatęs kraują, pro jūs aš praeisiu ir jūsų neištiks ta nelaimė, kurią nubausiu Egiptą. Šią dieną privalote kasmet minėti, ją švęskite amžiais kartų kartomis, kaip iškilmę viešpaties garbei. Iš Šventojo Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Broliai, aš tai gavau iš viešpaties ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė: tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimu. Tuo pačiu būdu po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimu. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir gerite iš šitos taurės, jūs skelbėte viešpaties mirtį, kol jie ateis. Tai Dievo žodis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tai buvo prieš Velykų šventę. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Vakarienės metu, kai velnias jau buvo įkvėpęs Judo Iskarijoto širdims sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad Tėvas yra visą atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo ir einąs pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei išlaistyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvau persijuosęs. Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis jam sako: viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas. Jėzus jam atsakė: tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė: tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzus jam sako: jei tavęs nenuplausiu, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko: viešpatie, ne tik kojas, bet ir rankas ir galvą. Jėzus į tai atsakė: kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, beje ne visi. Jis man žinojo apie savo išdavėją ir tada pasakė: jūs ne visi švarūs. Numazgojęs mokiniams kojas, jis užsivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė: ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, ne aš toks, tai esu.
Jei tad aš, viešpats ir mokytojas, numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Girdėjote viešpaties žodį. Tai dabar pabandysim paskaityti, kaip žodis tarp mūsų, paskui gal, ko jie pasakė, tai iš tų skaitinių truputėlį gal paaiškinimą kažkokį pabandysim komentuoti. Taigi, viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galvą. Vaikščiodami basomis viešoje vietoje rizikuojama užsikrėsti galybę įvairiausių rūšių pavojingų mikroorganizmų, žarnyno ląstelėmis, stabligės sukėlėjais grybeliais. Pėdos yra mikrobams veisti itin palankia aplinka. Mūsų pėdos yra tarsi lėkštelės arba mikrobų veisyklos. Tad įsivaizduok nuolat pasiomis vaikščiančių žmonių kojas. Jos būna apėjusios dulkių luopų, purvinos, įdrižusios, suragėjusios, surambėjusios, kad baisu net pažiūrėti. Tokių kojų tikrai nesinori net liesti. Tad Jėzaus laikais kojas mazgoti buvo vergų pareiga. Būtent jie nuplaudavo savo šeimininkams kojas. Štai kodėl Petras buvo priblokštas išvydęs Jėzų pasilenkiantį prie kojų. Vaikščiodamas drauge su Jėzumi, Petras ėmė nuvokti, kad jis yra Izraelio lauktasis Mesijas. Taigi jam atrodė garbė vien jau valgyti drauge su Jėzumi. Tad kodėl šis šventas ir išmintingas žmogus imasi tokio žmonių akimis žeminančio darbo? Jėzui teko kantriai aiškinti, kodėl jis jiems plauna kojas, kad Petras nusileistų. Ir netgi tada Petras buvo suglumęs. Jėzus tik plovė jo kojas, nes jis jau buvo įtikėjęs. Jo galva ir rankos jau buvo švarios. Šis nuolankumo veiksmas toks prasmingas, kad kartais pavadinamas mažąja evangelija. Kartais netgi lyginamas su Eucharistija. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo vienatinį sūnų mūsų išgelbėti. Ir jis vis dar myli mus taip stipriai, kad per kiekvienas mišias pasilenkia prie mūsų mokydamas, maitindamas ir atgaivindamas. Ir įsikūnijimu ir per šventas mišias jis siunčia savo vienatinį sūnų kaip nuolankų tarną. Siunčia, kad mes būtume pripildyti jo gyvybės ir perkeisti pagal jo atvaizdą. Šiandien apmąstykime šią tiesą. Jėzus mus myli taip stipriai, kad nori netgi nuplauti mūsų kojas. Jis mumis taip labai rūpinasi, kad nepalieka bergždžios vienos mūsų reikšmės. Jis netgi pamaitina mus gyvenimo duoną ir pagirdo savo krauju. Tad valgydami jo duodamą duoną ir girdami iš jo tiesiamas taures, atminkime neišsenkančią ir dosnią jo meilę. Viešpatie, dėkoju tau už visiškai naują gyvenimą su tavimi. Mokyk mane mylėti ir tarnauti taip pilnatviškai, kaip tu tai darai. Ką čia ta kojų plovima, tai iš tikrųjų labai blogai, čia nuolankumas. Bet iš tikrųjų tai labai stipri vieta. Ir jeigu mes pamastome arba turime nuostatą, kokį mes turime nuostatą kitą žmogų turėti, tai ko gero stipri toje vietoje, kad dažnai būna, tą mėgstu, tą nemėgstu, tą myliu, to nemyliu, ar ne, ir kuris mums kenkia, tai mums sunku mylėti. Mylime tos, kurie mus myli, mes šypsena pasitinka, bet labai sunku mylėti, kurie tokie, biologai nesutampa ir tiesiog taip šilpą kelia. Tai iš tikrųjų labai lengva pasitikrinti savo širdį. Ar aš galėčiau nuplauti nuo žmogų kojas? Ir tada viskas man pačiai pasimato, kiek aš myliu tą žmogų, kiek esu nuolankus prieš Dievą. Ir Dievas sako, ką tu čia šauki, sakai, myliu tave Dievą, jeigu tu nesugebi matyti tai, ką tu matai mylėti, kaip tu gali mylėti manęs, kurio tu nematai. Tai čia labai paprastai yra tiesa, iš tikrųjų pasitikrinti. Apskritai nuolankumą, tai aišku, parodė pirmiausiai Jėzus, gindamas į faktą, ar ne? Būdamas Dievas, su auksinėmis gatvėmis, begalybė gerumo, iš Dievo namų išėjo ir gimė į faktą. Tai tas nuolankumas aiškiai mums, kaip kelrodė žvaigždė, kiek mes tai nuolankumas prieš viešpatį. Nes mes nuolat turim tą baimę visada pasikelti, norėt būti aukštesnis už kitą, norėt būti geresnis ir tą nuolat mes kovom. Tai pasaulis yra,
materialus pasaulis, kuriame mes gyvename ir nuolatos mes turime tą pokalbį. Nu, gal netobulėtume, jeigu nebūtų tos konkurencijos, bet konkurencija iš tikrųjų tokia yra ir gyvūnų lygmeniu, kuris išliks, kuris išgyvens, kuris stipresnis ir galingesnis. Tai Dievas kviečia į kitą veikimą. Tokį labai slaptą, paslaptingą. Ir tame paskui tai nedžiaugsmas iš tikrųjų. Atvira širdis, nuolankymė. Gerai, nepamokslausiu daug, gal pasakysiu dabar čia, ką paskaitė tokius esminius dalykus, nes iš tikrųjų jie labai stiprus yra. Ir ta šventė pati iššūkis, ne? Čia skaitė iš Pranašo Izaijo knygos apie, reiškia, kraują. Čia kodėl reikėjo staktas patekti krauju, ne? Tai truputėlį prieš istorijas paaiškinsiu, kad jums, jeigu eisite į mišes, irgi girdėsite daug ten kraują, pralieja, ten avinėlį ir nepapjaunami ir visą kitą. Ir taip labai tos skerdyklos daug, ne, tokių saukų, kodėl jos reikalingos. Pirmiausia, dėl to, kad ir Jėzus vadinamas nekalto avinėlio, ne? Ir kodėl vadinamas? Dėl to, kad Senajame testamente, kas buvo? Už nuodėmę laukia mirtis. Niekas neatpirko, nebuvo to, kas galėtų tą žmogų išpirkti. Ir už nuodėmę laukia mirtis. Ir netgi menkiausias kažkoks nusidėjimas, žmonės tiesiog paleistutė ar kažką tai tokio užmėto akmenimis. Nepatiko viskas. Liaudies teismas ir viso gero, ne? Nėra ko gyventi šitoje žemėje. Tai va, ir iš tikrųjų Dievas tada nurodė iki Jėzaus, kad reikia pjauti nekaltus gyvūnėlius ir pridengti nuodėmę žmogaus. Dėl to buvo pjaunami avinėliai, aukojami, nuolatos reikalinga auka buvo. Tai va. Ir Jėzus ateina kaip tas nekaltas avinėlis, dėl ko ir kalbama, kad jis nekaltas avinėlis, dėl to, kad jisai atliko tobulesnę auką. Jisai save paukoja už kitą žmogų. Tai reiškia, jeigu aš, tarkim, padariau kažkokį nusikaltimą, kiek aš kiekvieną dieną kažką padarau blogai, gal pamastau, savo širdį nuteisiu, pasmerkiu žmogų, viskas, ne? Tai yra tam tikra prasme, nusikaltimas prieš kitą žmogų, prieš Dievą, ne? Tai iš tikrųjų, jeigu baisesnė, kaip aš tam žudau, ne? Turėti kalėjimą. Bet ką Jėzus padaro, jis ateina ir jis mane išperka. Sako, aš už tave jau kalėjimą, tokiu laisvės. Tai va, tas išpirkimas iš tą šventę su tuo ir susijusi. Dėl to mes kiekvienais metais švenčiame. Tai va. Nežinau, pasakiau, kažką naujo, gal viskas žinojate. Bet labai sveika yra prisiminti, ir iš tikrųjų džiaugtis tame, kad mes iki pabaigos gyvenimo nesuvoksime, ką jis padarė dėl mūsų. Koks tai didelis džiaugsmas yra. Ir mes suvoksim tik tai kada išeisim iš šito kūno ir nueisim pas viešpatį, ne? Ir galbūt bus gundymas, kaltinimai, kad blogas, kaip čia blogai nedarėjai, ne? Bet mes žinom, ką dėl mūsų Jėzus padarė, mūsų išpirko, mums priklauso dangus. Mums reikia kaip pasakyti, taip viešpatie, aš tikiu, aš priimu tavo auką ir aš dėkoju tau, kad tu numirei už mane. Tai yra labai stipru ir esmė. Tai šita šventė tokia pat graži. Ir dėl to tas tridienis yra, kad mes dar kartą permatytume, kad aukoja žmogus kitas. Dievas, pats Dievas, aukoja savo. Taip pat, o visą kitą tai klausysit, girdėsit, jeigu eisite į Velyknaktį, tai ten skaito visą naktį ir galima išgirsti tas istorijas. Ir jos stiprios ir labai daug, nes visko nepakeitė. Tai dabar ką, norime mes pasimelsti turbūt už mūsų pirmiausia išvykusius, kad jie pavyktų sėkmingai, už ligonius galbūt dvasioje, kenčiančius, šalia mūsų vaikštančius, kitą kartą mes manifestą, kad jie tikrai jaustų mūsų paramą, meilę, kad mes šalia ir palaikom vieni kitus. Už ką dar galim pasimelsti? Turi gal už to pažiūrės. Įskaitų paskutinį dieną. Mokiniai iš tikrųjų, kad nebijotų, nes visi praeina egzaminai, o jaunimas labai bijo ir tokie visi susigandę ir nebūna. Kad iš tikrųjų viešpats stiprintų gal. Kad stiprintų mūsų visų širdis, kad mes nebijotume, nes baimė nėra iš Dievo. Kad nebijotume karo, kad tikrai mes būtume stiprus ir pasitikėtume. Viešpaties baimė yra labai gerai, kad suvoktume mūsų trapumą ir nuo ko mes priklausome. Kunigai sakė, kad dabar pilnos bažnyčios yra, ne? Tai kitą kartą, kodėl vyksta karas, tai kartais ir supranti, jeigu Dievo žvilgsnio žiūri, ne? Tai kad mes nebijotume. Dievas yra su mumis, jis saugo, jis stiprina ir viskas bus gerai. Vis tiek mes eisim į dangaus karalystę, jeigu mes to tikime.
Tai melskimės už mūsų tą dvasinį augimą, tą stiprybę, tą paguodą, viltį viešpatyje. Melskimės už mūsų mirusius bendruomenės narius. Nu, kad jeigu ko čia jie šitą žemę nespėjo padaryti, kad viešpats tikrai atleistų ir priimtų savo kūną. Nu, tai dabar galim melstis.